Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius 2011. Su žmonėm. Brava. Gyvenime būna akimirkų, kai išsipildo iš karto kelios svajonių. Viena didžiausių mano svajonių buvo jau jaunystėje, kad lietuvių menas būtų kontakte su visų šalių menu. Ji išsipildė šitoj mugėje. Kita svajonė buvo, kad menas sulauktų kuo didesnės publikos, įsimylėjusios, aistringos, tokios pat aistringos menui kaip ir jo kūrėjai. Šitą svajonę dėka jūsų irgi išpildėte. Belieka išpildyti trečią svajonę, kad tarp Berlyno ir Maskvos užgimtų nauja meno rinka ir jin būtų pati gyvybingiausia, pati šviežiausia, o teiktų impulsus kitoms. Ir kuomet Art Vilniaus mugės dėka tu persikeli čia į centrą, šiuolaikinio meno centrą ir matai žmonės plūstančius savo mašinom, autobusais, taksi, ištroškusius įspūdžius, žinančius, kad jie čia kažką patirs naujo, ko nepatiria. Galbūt šiuolaikinio meno centre nepatiria vienoj galerijai, kitoj galerijai, aplankydami eilinės parodas. Ir supranti, kad tikrai tai yra unikali galimybė toms naujoms patirtims, nes aš pats tai išgyvenu. Ir čia dalyvavęs su savo galerija, ją pristatęs ir dabar kaip komisijos narys, nes, matai, kaip formuojasi nauji menininkų, galerininkų įgūdžiai. Taip pat ir menininkai, aš manau, čia patiria visiškai kitaip savo tapatumą, matydami tą begalinį įvairovę, matydami galerijas pristatančias menininkus, suvokdami galerijų vietą menininko biografijoje. Turbūt tikrai džiaugiuosi, kad toks renginys vyksta ir kad nors ir su metų pertrauka turim antrą meno mugę. Ir manyčiau, kad šitas renginys kol kas dar daugiau edukacinis negu kaip pati mugė, kad atstovautų patį tą žodį tiesioginę prasme kaip meno rinkos formavime, bet visada turi būti pradžia ir sakyčiau, kol kas dar mūsų visuomenė žmonės, pradedantis kolekcionieriai, susipažįsta su taisyklėmis arba bando jas atrasti, pačios galerijos turbūt
stengiasi suprasti, kokia jų funkcija, kokia jų veikla. Ir suvok šitą renginį būtent kaip savo veiklos ataskaitą ir galbūt kažkokių būtent stipriausių savybių kaip galerijos demonstravimo ir taip toliau. Susiduri, matai, kaip atrodai kitų kontekste savo amžiaus menininkų ir supranti, kuo skiriesi, kuo panašus, palygini kažkaip. Savotiškas veidrodis. Jo, čia toks yra. Žvilgsnis į save, sugretinimas. Šioje parodoje didžioji dalis yra vyresnios kartos menininkų, bet džiugu, kad yra nemažai ir tokių kaip aš, jaunesnių.